Sveiki, brangiai. Ar turite daug gero, produktyvaus asmeninio laiko? Aš atvirai pasakysiu, kitą kartą neturiu ir, žinot, e-komercijos projektų vadovų darbuotis nėra taip jau ir lengva ir paprasta. Nes dažniausiai viskas vyksta ne taip, kaip turi būti. Visi vėluoja, laiku nieks nieko niekada nesuspėja padaryti, tai tampa kasdienybė. Savaitgalį. Kadangi antradienį buvau išvykęs, važiavome BNI, toliau buvo penktadienį buvau inovacijų agentūros renginyje, tada visą šeštadienį dirbau ir sakau, sekmadienį, reikia laiko skirti savo. Buvau užsiregistravęs į Toyota ėjimą, 25 km, dar galvojau, turiu čia tiek darbų, kad reikia pasidaryti, bet sakau, reikia skirti laiko savo, nueit pasivaikščioti. Ir įsivaizduokit, kaip jūs galvojat. Einu, laimingas, faina, oras pasaka, šilta, daug žmonių, turiu gerą progą susipažinti su Vilniaus miestu, 25 km aplinkui, tai tikrai patiko maršrutas. Kadangi prie vieno projekto tenais Orenvita tvarkom jų internetinės prekybos, visas sistemas darom dabar, produktus kelinėjom. Ketvirtadienį negalėjo prisijungti, penktadienį kažkiek, tai šeštadienį turėjo, bet neišėjo. Ir galiausiai, kaip tyčia, tą dieną, kai jau galvoju, kad turiu laisvą dieną, žygio metu dar irgi sprendėm, ką reikia kelti, kur įdėti, kur kas, kokie klausimai, tenai pluginai. Dar aš irgi rašau, sakau, komandas su 20 km ir negaliu. Dabar, žinai, pasakyti atmintinai tų pluginų tiek daug, ar tikrai šitas, ne šitas, ar tikrai veiks, neveiks. Tai gaunasi taip, kad būnant e-komercijos projektų vadovu, tai tu visą laiką esi tame darbe. Visą laiką pasiekiamas, visą laiką atsakai klausimus, koordinuoji, prižiūri ir gaunasi, kad sprendi daug įvairių dalykų. Tai taip ir gaunasi. Ir lygiai tas pats būna, kad ir klientai puslapį lūžta, reikia prižiūrėti, sutikrinti visokiausių kurioziškų dalykų. Dažniausiai turiu su savim kompiuterį arba planšetę, kad galėčiau pasiekti viską ir jeigu reikėtų sureaguoti, sutarpininkauti arba atsakyti į visus rūpiamus klausimus. Dažniausiai būna daug techninio visokių sprendimų dalykų, organizacinių. Tai tokia yra ta dalia, kai tu užsiemi su e-komercijos projektų valdymu. Kitas yra labai smagus dalykas, išmoksti įdomių naujų dalykų. Tai dabar pradėjom darbuotis taipogi ir prie furis.lt svetainės. Tai furistams skirtas e-komercijos projektas. Įdomiai. Labai siaura niša, labai aiškus klientas, jį bus įdomu kaip pasiekti. Pradžioje viskas yra planas daryti internetu, greitos logistikos pristatymas, visi šitie dalykai. Pradėjau darbuotis nuo vertimų, po to reikia SEO sutvarkyti, po to galiausiai ten dar ateina daugiau produktų, susižiūrėti. Atsidarius pasirodo, kad daugiau reikia integracijų padaryti, Google Analytics pasijungti, SEO įrankius pasijungti, Omnisendo pasidaryti, laiškų surinkimo siuntimui. Nemažai tokių dalykų ir pasidarius tos visus techninės bazės, tvarkius puslapį aprašymus, žiūrėsim paleidinėti komunikaciją. Kaip būtų galima pritraukti klientą, kaip būtų galima jį atrasti, kokią reklamos biudžetą skirti. Tai tokio dabar pasirašinėja darbai ir turėtume už savaitės jau grinai paleisti į gyvenimą ir testuoti, kaip seksis, kaip bus. Tai tokie įdomus dalykai. Labai smagu Laimiu.lt atnaujinam skiltį, ko mes ieškome, nes yra projektų, prie kurių dirbam, pavyzdžiui, prie alaus.lt irgi yra projektas e-komercijos. Tai tenai apie užkandžius turėtų būti ir podcastai, dar visi tie dalykai, lėtai ten viskas juda, tačiau palengva ieškom užkandžių pardavėjų, fasuotų užkandžių pardavėjų, kur būtų galima su kuriais bendradarbiauti ir mintis turėti fizinę parduotuvę, kad turės ir kad tenai galėtų jau fiziškai ateiti įsigyti vienoje vietoje. Tikrai ne dropshippingo projektas. Šiaip iš esmės dropshippingo projektų labai nemėgstu, nes
dažnai būna įvairiausios bėdos, iš kurios tu turi atsakyti. Sakykime, pavyzdys, yra sveikamkūnui.lt, tenai padarė užsakymą, IB5, maisto papildas, viskas tvarkoj. Man sistemose visi rodo, kad jis yra išsiustas, klientas skambina, negauna. Tada jau tu turi skambinti į ofisą. Sakai, labas, užsakymas, išsiaiškini užsakymą, kurį siuntė, kam siuntė. Ir tada vėl tyla. Ir tada vėl tu aiškinėsi, kur yra kas. Ar tai yra siunta dingo logistikos centre, ar jie neišsiuntė, ar dar tokie dalykai, už kuriuos tu turi atsakyti. O tai dažniausiai būna tie, kurie pas kurį nusipirko ir tie atsako. Ir toks, kur tu neši atsakomybę už visus kitus. Ir kiek yra tokių buvę dalykų ir nutinka, tai turbūt geriausias prekybos modelis, kai turi pas save. Tai čia ir per mokymus vedant apie tai. Tai va, todėl ir dirbu projektų vadovų įvairiuose projektuose prie tinklo, prie sukūrimo proceso ir po to priežiūros proceso. Tai va, net einant 25 km vis tiek tenka spręsti įvairių projektų klausimus. Iki kito karto.